Tai ką tik praėjom administracinę komisiją, turime 15-30 minučių pasiekti techninę komisiją, tai laiko poilsių neturime, varom kuo greičiau. Taigi šiandien praėjome technikinę ir administracinę komisijas, viskas gerai, keletą techninių nesklandumų buvo, bet juos pavyko išspręsti vietoje, taigi mums oficialiai leista startuoti Dakaro ralyje. Šiandien su komanda dar padarysime pasitarimus, kaip atrodys artimiausios kelios mūsų dienos ir palinkėkite mums sėkmės. Mes pradedame savo Dakaro kelionę.